Žinai, kad kitas žmogus galėtų padėti, bet kažkas tave sustabdo. Psichologija sako, kad tai nėra savarankiškumas ar stiprybė. Tai atskleidžia konkretų įsitikinimą, kurį išmokai dar tada, kai buvai per mažas, kad jį kvestionuotum. Pagalbos prašymas tavo praeityje buvo nesaugus. Psichologai pastebi, kad žmonės, kuriems sunku prašyti pagalbos, dažnai augo aplinkoje, kurioje jų poreikiai buvo ignoruojami, pašiepiami arba tapdavo našta kitiems. Vaikas išmoko geriau susidoroti pačiam, nei rizikuoti atstumimu. Dažnai bijoma būti skolingiems, nes pagalbos priėmimas sukuria nerimą dėl balanso. Jei man padeda, vadinasi, aš esu skolingas. Tokia dinamika atrodo nesaugi, todėl lengviau viską daryti vienam, nei rizikuoti nebalansuotų santykių. Savarankiškumas tapo tavo tapatybė. Žmonės, kurie ypač anksti turėjo pasikliauti tik savimi, sukuria stiprų aš pats susitvarkysiu įvaizdį, o pagalbos prašymas jiems atrodo kaip šios tapatybės sulaužimas ar kapituliacija. Bijoma parodyti silpnumą, nes prašymas klaidingai siejamas su nekompetentingumu, ypač jei augta aplinkoje, kur silpnumas buvo baudžiamas. Pagalbos prašymas jiems reiškia aš nesugebu, nors iš tiesų tai yra pripažinimas, kad man reikia žmogaus. Tai ardo santykius, nes tie, kurie niekada neprašo pagalbos, dažnai jaučiasi vieniši net būdami su artimaisiais. Tikras ryšys reikalauja pažeidžiamumo, o jis prasideda nuo prašymo. Jei negali paprašyti pagalbos, tu nesi stiprus, tu tiesiog esi pavargęs. Tavo nervų sistema išmoko, kad prašyti yra pavojinga, tačiau kiekvieną kartą, kai išdrįsti paprašyti ir gauni pagalbą, ji mokosi pasitikėti iš naujo.